Рука.
Šeštadienio popietė Top Kickers The Liner susitiko su Malanka ir rezultatas 5-1 Malankos naudai. Aleksai, kokios mintys iškart po rungtynių? Tikrai nebuvo mūsų stipriausias mačas. Pradėkime nuo to. Rezultatas kaip ir parodo, kad labai sunkiai ėjosi. Labai panašios varžybos, tik atvirkščiai, kaip žaidėm su Olandais, kurie irgi gavo raudoną kortelę pakankamai anksti. Mes gavome raudoną kortelę kažkur 10 minutę, gal net anksčiau. Iš karto buvo ir baudinys prie tos kortelės, tai žaidėm 10 -1 įvarčių. Paskui po kelių minučių varžovai tikrai įspūdingą grožį įvartį pelnė, buvo 2-0. Bandėm kabintis, pirmą kėlinį baigėm 2-0. Galvojom, kad galbūt galim traukti ir pradėjom visai gerą antrą kėlinį. Ir paskui buvo dar vienas kvailas baudinys, 3-0 paleidom jau varžybas, paleidom galvas ir tikrai buvo labai sudėtingai. Varžovai ant galo davė žaist, bet jau labai tikrai sunkios varžybas. Jie nusipelnė laimėti, tai nežinau, ar atspindi tas rezultatas, kaip turėtų būti, bet tikrai neturėjom šiandien iškeltom galvom išeiti su tokiu pasiruošimu. Ar matai kažkokio pozityvo apie rungtynės? Pozityvų, iš tikrųjų, pralaimėjus 5-1 yra tikrai sunku. Už kadro su gerbiamu vartininku kalbėjom, kad galbūt visai gerai pakatalinam kamuolį gale, bet tikrai to neužtenka bet labai tikrai buvo sunku. Nebuvo kas išvestų to kūrybiškumo iš vidury aikštelės ir pratęsti kažkaip mūsų atakas. Tai tikrai labai sunku. Galbūt nebuvo pozityvas, kad visgi išsilaikėm galvas kaip komanda, nereikėm viens ant kito per daug, tai bandėm žaisti, bet neišėjo. Jo, šeštadienis turbūt išties ne pati geriausia diena mėgėjų futbolui, bet ir susirinkime taip pat turėjom iššūkių, bet pažaidėm, pasistengėm, pakovojom vieni už kitus. Ir iki pirmo rato pabaigos lieka vienos rungtynės prieš Granitą. Ir kaip vertintum apskritai pirmą pusę dublerių sezono? Aš šiek tiek pirmų varžybų buvau praleidęs dėl traumus, bet nebeatsimenu, nuo kur atėjau. Iš tikrųjų, tikėjausi, kad B divizione bus sunku, tačiau tvarkomės pakankamai neblogai. Tikrai yra pastiprinimo komandai, kokybė yra pakilus, kai susirenkam. Tai tikrai kaip komanda atrodom pozityviai, galim dabar kūrybiškai žaisti su kamuoliu. Šiandien to trūko, nes nebuvo tų žaidėjų, kurių reikėjo. Tačiau visai, sakyčiau, pozityviai, galbūt, manau, net galim turėti ambicijų bandyti eiti dėl medalį kitą sezono pusę. Nežinau, ar mes norėsime A divizioną kažkada pakilti. Ja, turbūt apie medalius kalbėda reikia išvengti tam tikrų bangų, kai vienas rungtynės sužaidžiam gerai, kitas ganėtinai vidutiniškai, bet pasistengsim. Tai Malanka 5, Top Kickers The Liner 1, šeštadienio popietė. Aleksas, ačiū tau. Ačiū.